Labas rytas, dar laukiu prisijungiančio ir šiandien toliau dalinsiuosi apie pašaukimą. Šitas visas mėnesis yra skirtas būtent kalbėti apie pašaukimą, kaip jį atrasti, kodėl mes negalim jo pamatyti, kokios kliūtis yra. Tai dar palauksiu. Va, jungiasi jau. Gerai, labas rytas, pirmos akelės. Tai šiandien mes toliau kalbamės apie pašaukimą, tik tai truputį ieškosim ir pakalbėsiu su jumis apie priežastis, kodėl mes vėliau jau suaugę, subrendėme, nebegirdime to pašaukimo, negirdime, ko mes norime, sunku išgirsti, labai daug abejonių atsiranda. Ir aišku, tos priežastys yra mūsų vaikystė. Priminsiu, kas nežiūrėjote laivo praeitą sekmadienį, praeitą trečiadienį, tai ten aš kalbėjau, buvo tokia pirma dalis apie pašaukimą, tai tikrai pasižiūrėkit, nes aš ten ir kalbėjau, kad pašaukimas tai nėra, kaip daugelis vis tiek galvoja, pašaukimas tai yra kažkokia tai profesija, veikla, kurią aš turiu užsiimti, tai yra mano misija ir taip toliau. Jeigu bendraja prasme, pašaukimas tai yra būti žmogų laimingai, taip suklostyti savo gyvenimą, taip atrasti gyvenimo būdus, kad aš būčiau laimingas. O antras etapas tai yra augti, vystytis, padedant kitiems žmonėms. Tai šiandien kalbėsiu apie tai, kaip mes, iš kur atsiranda tos priežastys, kodėl mes išduodame save ir paskui jau suaugę mes nebegirdime savęs. Taigi, viską šitą pasižiūrėkime vaiko akimis, kai vaikas gimsta mažas, taip, jis yra bejėgis. Tėvai yra pagrindinis dalykas, kurių dėka vaikas gali išgyventi. Ir vaikui iki 7 metų susiformuoja toks įsitikinimas, kad aš be tėvų negaliu išgyventi. Man tai yra nesaugu. Ir automatiškai tada vaikas nori to dėmesio, nes be dėmesio jis neišgyvens, aišku, be meilės neišgyvens, o meilė tai yra koncentruota dėmesio energija ir jisai stengiasi visaip nesąmoningai. Šita programa, pasakysiu, yra pas kiekvieną vaiką, nesąmoningai jinai yra, kad aš tik tai gaudamas dėmesį iš tėvų galiu išgyventi. Ir kai vaikas auga, tėvai, aišku, vyriausi tėvai būna sąmoningi, nesąmoningi, bet šiandien apie tai, prasideda tokie kažkokie tai tėvų įsitikinimai dedami vaikui, priekaištai, ne, tu taip nedaryk, tu toks nebūk. Nes daugelį visokių vyriausių mokymų ir paskaitų yra tame, kad kai mes ieškome savo pašaukimo, sako, nusikelk į vaikystę, ką tu vaikystėje mėgai daryti, ne kuo norėjai būti, nes dažniausiai kuo norėjai būti, tai dažnai būna išorės suformuota kažkokia tai idėja, kad nori būti daktaru, nes mama daktarė. Aišku, būna ir išimčių, kurie tikrai nori. Arba būti ledų pardavėjai, nes labai ledus mėgstu. Ne? Ir tada tėvai pradeda sakyti vaikui kažkokius tai priekaištus, taip nesielk, taip negalima, taip negražu. Arba ateina, parodo piešinį, o vaikas užsiturbinės, pažiūrėk, mama, kaip nupiešiau. Pasako, čia yra nesąmonė, arba kai aš savo dukrą žiūrėjau ir stebėjau, tai ačiū Dievui, aš jau pradėjau būti sąmoningesnė, kai jinai pradėjo mano visas ir papuošus ir viską dėti savo dėžutes, karpyti mano šalikėlius, ačiū Dievui, dar suknelį nesukarpė. Ir iš kitos pusės jinai žiauriai kūrybinga, bet aš galėjau sakyti, ką tu padarėjai ir taip toliau, aš ją užgožti galėjau ir tada jinai vaikas išsigastų, ne, ir sakytų, viskas, aš nebegaliu, man nesaugu būti tai, ko aš noriu būti, tai, ką aš noriu daryti ir automatiškai pasirenka būti mylimai. Tai pirmas, tas nuo tėvų elgesio, tėvai elgesi irgi dažniausiai nesąmoningai. Pastatomas vaikas, dar nupiešiu, pastatomas vaikas į tokią situaciją, ne, aš čia taip nupiešiu, nelabai aš moku piešti. Liesi tuoj į tokią situaciją, kad vaikas turi rinktis. Aš jau tokį. Matai, ne? Vaikas turi rinktis arba būti mylimu, arba būti savimi. Ne? Tokiu, kokiu nori. Nes jisai supranta, kad jeigu aš būsiu toks, koks aš noriu būti, galbūt ir tas išdykęs, arba kūrybingas, arba, nežinau, dar kažką tai daryti, man tėvai neduos dėmesio,
kai man tėvai neduos dėmesio, reiškia, jie manęs nemyli, reiškia, man tai yra nesaugu ir aš galiu nebeišgyventi šitam gyvenimui. Taip, įsijungia instinktas. Pas kiekvieną žmogų yra tas instinktas savisaugos, kad tai būtų saugu ir norime išgyventi. Todėl tas pasirinkimas pas vaiką yra, kardinaliai yra būti mylimas. Nes jeigu aš būsiu mylimas, į mane kreips dėmesio, aš išgyvensiu. Taip, čia yra pas kiekvieną vaiką šitas mąstymas. O jeigu aš būsiu savimi, tai yra nesaugu. Tai šita programa iš tikrųjų yra pas kiekvieną vaiką ir tėvai pastato iš šitą pasirinkimą vaiką irgi kiekvienas, tik tai daro dažniausiai nesąmoningai ir nesupranta. Ir žiūrėkit, kas atsitinka. Kai vaikas nusprendžia, aš negaliu būti savimi, nesąmoningai, aš noriu būti mylimas, reiškia, aš negaliu reikštis taip, kaip aš noriu reikštis. Reiškia, jis pradeda uždarinėti savo tikrąjį aš. O, draugas atsibudo. Savo tikrąjį aš. Reiškia, aš nebegaliu būti tikruoju aš, bet kažkuo tai. Tai aš turiu būti, kažką tai aš turiu daryti. Ką jisai daro? Tada jisai pradeda kurti savo melagingą aš. Melagingą aš iš tikrųjų kuria ne pats žmogus, o jau išorė. Koks aš turiu būti, ką veikti, kaip elgtis, ne, per savo įsitikinimus tai formuoja. Pradžioje, aišku, tėvai, seneliai, artima aplinka, tada pradeda darželis, mokykla ir taip toliau. Ir įsitikinimu ir kaip aš turiu atrodyti, veikti, daryti, susiformuotas melagingas aš. Nes jeigu aš būsiu savimi, tai yra grėsmė. Ir instinktas ne, aš nenoriu būti, kad grėsmė, aš noriu būti saugiai. Ir kai žmogus pasirenka, kad būtų jisai priimtas, taip yra priveda jau prie to melagingo gyvenimo. Ir jau jeigu žiūrėsim į suaugusio gyvenimą, būna, pavyzdžiui, jau žmogus tarsi, aš jau noriu daryti tai, ką aš noriu. Viskas, aš pasiruošęs. Bet kas tada įsijungia? Aš būsiu atstumtas. Ką kiti pagalvos, ką pasakys, ką man reikės daryti vienam, ne? Žmogus nenori būti vienišas, jau iš suaugusio pozicijos. Aš nenoriu būti vienišas, man bus baisu, aš neišgyvensiu. Ir vėl grįžtame į tą pačią programą, aš neišgyvensiu. Tai įsivaizduojat, kas darosi žmoguje, kai mes išduodame savo, išduodame, iš tikrųjų, taip ir pasakyčiau, išduodame save dar vaikystėje, nesąmoningai, ir tada kūrėme savo melagingą aš, koks aš turiu būti, koks aš turiu įtikti ir taip toliau. Ir yra tokie 4 klausimai. Kas aš, kur aš, kokiuose santykiuose ir kam visa tai. Ir kai aš tikrai jaučiu savo tikrąjį aš, tikrai jaučiu savo vidų, girdžiu save, man šitas klausimas labai lengva atsakyti. Bet kai yra melagingas aš, tai tada man visų pirma sunku atsakyti ir aš tada laukiu. O tai ką aš turiu veikti? O tai su kuo ten draugauti? Arba dar kažkas tai, ne? Kaip yra. Nes melagingas aš tai yra botas, jeigu taip galima sakyti, kuris yra valdomas kitų žmonių. Yra suformuotas kitų žmonių. Aš labai atsimenu, kai aš ieškojau to vadinamo savo pašaukimo, ne, aš liktai kažką sugalvoju ir laukiu patvirtinimo, ne. Tai čia pas kiekvieną žmogų, kai kažką tai liktai, bet pas mane klientės ateina, mes dirbame ir sako, bet aš šitą žinojau. Sakau, tai aišku, kad tu žinojai, bet sako, tu dabar patvirtinai man lengviau. Bet sakau, tu žinojai, tikėti tą savimi, ką aš girdžiu savyje, kas yra mano, čia yra labai svarbu, bet kai melagingas aš, tų visų blokų, įsitikinimų pridėta, mes negirdim to tikrojo aš, jisai yra uždarytas. Dar norėjau pasakyti, gal kaip susiformuotas melagingas aš, nes kai gimsta vaikas, jisai yra tyras, ne? Kaip ir sakoma, Jėzus, tyrumo įsikūnimas, ne? Tai yra meilė, laimė, džiaugsmas, pažiūrėkite į kūdikius, kaip jie džiaugiasi, kaip jie kikena, apertam truputį pareikia, jeigu nori valgyti ir taip toliau. Bet čia yra ženklas mamai arba tėčiu, kad aš noriu valgyti arba pakeis man pampersą, ne? Ir paskui kas? Prasideda įsitikinimai tėvų kažkokie tai matyti, viduje susiformavę, kažkas tėvų netgi baimės, priekaištai. Ir tada vaikas tą savo visokią meilę, džiaugsmą ir taip toliau pradeda uždarinėti ir susiformuoja tas melagingas aš, pagal kurį aš turiu gyventi. Nes tik tai melagingas aš, tas burbulas, aš tik tai taip galiu išgyventi šitam pasauliu. O instinktas yra išgyventi. Ir viskas. Ir mes liekame prie to savo tokio pasirinkimo,
viskas, aš renkuosi geriau būti mylimam, ne? Nuo vaikystės. Ir jeigu dabar žiūrėti iš kitos pusės, gerai, dabar mes, jūs klausot manęs, ne, kažką išgirsti, arba einat į mokymus ir pradedi suprasti, kad man nepatinka mano gyvenimas. Aš nesidžiaugiu tai, kas yra pas mane. Man nepatinka galbūt, kas mane supa ir aš noriu keisti, bet aš bijau. Kodėl bijau? Dėl to, kad vėl ta baimė yra susiformavusi ta melagingam aš, nes jeigu aš pradėsiu keistis, pradėsiu kažką veikti, tai ką aš noriu, galbūt išsakyti tai, ką noriu, atstovėti savo ribas, pasakyti, ne, man tai nepatinka, mes labai iš tikro prarasime daug, kas pas mus aplink yra. Nes kai mes pradedame keistis, automatiškai nubyra. Norite tu to ar nenorite. Bet iš kitos pusės, jeigu jūs norite kažką keisti, jūsų aplinka turi keistis. Tai va, netgi jeigu kalbant iš finansinės pusės, nes vis tiek aš esu labiau apie tos finansinius dalykus, kas yra mūsų pasąmonėj, žmogus dažnai nesiekia savo finansinių tikslų, tarsi transliuoja, kad aš noriu daugiau uždirbti, daugiau turėti, bet kodėl nenori? Dėl to, kad yra baimė prarasti aplinką, kuri yra. Bet jūs pasieksite tik tų finansinių tikslų, bendraudami su tais, pas kuriuos žmonės irgi tie patys siekia. Nes jeigu jūs bendraujate, tai nereiškia, kad mes turime mesti, kaip sakau, vaikystės draugus ir taip toliau ir visus, kaip sakau, pakeisti žmonės. Yra ne apie tai. Bet yra toksai dalykas, kad suvokti reikia, kad jeigu aš keisiuosi, aplinka mano keisis. Baisu, taip. Bet tada, žinot, toksai yra tyrimas, buvo padarytas, kai žmonės prieš mirtį, hospise, man rodos, buvo daryta, paklausė, ko jūs gailitės labiausiai. Ir žmonės, žinot, ką atsakydavo? Kad aš negyvenau savo gyvenimą, kad gyvenau tai, ko norėjo kiti, ką norėjo tėvai, ką norėjo vyras galbūt, ką norėjo žmona, ar ten vaikai, arba ten, nežinau, kiti dalykai. Tai vat, ko gailisi. Tai vat, kai jūs susidurėt su tą baimę, kad aš noriu dabar išeiti iš valstybinio kokio nors darbo, arba ten prestižinio darbo, kaip būna teisininkai arba finansininkai, ne, ir pradėti, nežinau, kepti šakočius. Vėl pas mane tie šakočiai, kaip iš ano laivo. Ir galvoju, Dieve, ką pasakys, kaip dabar pagalvos kiti žmonės, kaip bus. Tai vat susidurdami su tą baimę pagalvokit, jūs renkatės ką? Įtikti kitiems ar būti laimingam. Nes priminsiu, pašaukimas kiekvieno žmogaus, tas giluminis, bendrinis toksai, būti laimingai, atrasti tokius būdus gyvenimo, veiksmus, taip, kad aš būčiau laimingas. Tai vat, arba gailėsitės, arba ne. Tai dar toks netgi pasiūlymas yra, galima padaryti tokį dalyką, parašyti va tą laišką, ko aš gailėčiausi, bet įsivaizduoti, kad jūs jau, kaip sakant, paskutinę minutę ir ko jūs gailitės nepadarė šitam gyvenimui. Galite rašyti šitą laišką, nežinau, 20-30 minučių, kuo ilgiau, tuo geriau, nes tada jūs giliau įlendate į savo pasąmonę ir jūs tada atrasite ten tokių perlų, kad ojojoj, šiandien irgi rašė šito klientė, tiksliau vakare sakė, parašysiu vėliau, nes dabar bandau pati suvokti, kas išlindo, nes irgi rašė intuityvų laišką pasąmoniai, tam tikra tema, ir išlindo tokie dalykai, ko mes nenorime, ko jinai nenorėjo matyti, ko nenorėjo pripažinti, ir dėl to tam tikri dalykai jos gyvenime nepasiekiami. Tai vat, iš tikro pasąmoniai labai daug sėdi dalykų, kuriuos mums svarbu iškelti, nes tas, kas sėdi mūsų viduje, mus valdo mūsų gyvenimą. Ir mes to net nesuprantame, kodėl tam tikri dalykai vyksta taip, o ne kitaip. Bet kai mes iškapstome, tai yra ištraukiame iš pasąmonės į sąmonę, jau tų programų įtaka mūsų gyvenimui silpnėja. Taip, pradėti daryti. Tik žinau, kad baisu ir labai baisu, bet, kaip sakau, nedarysit, nieko ir neturėsit. Įvairiausių... Aš tuomet pasirašiau, ką reikėtų jums gal pasidaryti. Jeigu jūs dabar gyvenat, ne, tarsi jaučiate, kad kažką gyvenime norėtumėt keisti, bet baisu. Bet nežinot netgi, ką norėtumėt keisti. Tai pirmiausia yra pirmas žingsnis - suprasti, ko aš noriu. Nes jeigu aš nežinau, ko aš noriu, reiškia, aš neturiu taško B, į kurį aš eisiu. O kai aš neturiu taško B, aš galiu mėtytis, ieškoti ir taip toliau ir nieko aš nepasieksiu. Tai pirmiausia, reikia atrasti, ko aš noriu.
gali būti tai įvairiausių būdai. Galite tą patį intuityvų laišką rašyti, galite meditacijas, įvairias mokymai, terapijas eiti, ne? Atrasti, ko aš iš tikro noriu. Gal nebus konkrečiai, bet vis tiek bus atspirties taškas. Ir tada jau daryti. O jeigu matote, kad labai yra pasipriešinimas didelis, suvokiant tai, einu tada dirbti su tuo, arba pas specialistus, arba pats su savim, arba vėl tą patį intuityvų laišką. Tiesiog daryti ir veikti, nes kitaip nieko nebus. Ir žiūrėkit, dar grįžtant prie tikrojo ir melagingo aš, kai tas melagingas vis labiau, kaip sakau, bujoja, išdidėja, jisai vis labiau uždaro tą tikrąjį aš. Ir aš tada negirdžiu, ko aš noriu, kas man teisinga, kuris teisingas pasirinkimas, ar ten, pavyzdžiui, mokytis, ar ten rinktis, nežinau, jeigu ten vaikinų yra, ne, ar tą. Nes suprantat, kai mes girdim save, kai yra tas tikrasis aš, mums viskas labai aišku pasidaro. Bet tiesiog renkiesi kelią ir jauti, viskas čia yra mano, tiesiog jausmas yra. Ir tas, ir tie, žinot, kai būna, galime tokią metaforą gal pasakyti, kai Dievas ar visata nutiesia raudoną kilimą ten, kur tu turi eiti. Ir dažnai žmonės, kai mato, paskui tu žmonės sako, jau tu tai laimės kūdikis. Dėl to, kad dažnai aš įtarčiau, ne, kad toksai žmogus, kuris laimės kūdikis, jisai girdi, jisai turi ryšį su savo tikruoju aš ir jisai daro taip, kaip jaučia. Kai yra melagingas, aš yra labai daug abejonių, tada mes laukiam iš išorės patvirtinimo, palaikymo, bet to palaikymo irgi, ne, galima pakalbėti. Aš irgi labai visą laiką laukiau palaikymo, aš, pavyzdžiui, iš vyro, ne, palaikyk mane, kai pradėjau keisti savo veiklą. O jisai palaikymą supranta, aišku, vėl čia kitaip. Ir aš pykdavau, kaip tu negali manęs palaikyti, tau ką sunku ir taip toliau. Dabar aš suprantu, kad visų pirma jis palaiko visai kitaip. Palaiko, tai yra leisdamas man daryti tai, ką aš noriu. Bet iš kitos pusės, kai aš žinau, kad tai yra mano kelias, aš save pati palaikau, man nereikia išorės palaikymą. Taip, visą laiką malonu, kai grįžtamą ryšį duoda tie patys klientai, kai pasako, tu maladėts, draugai, tu nerealiai tu varai ir taip toliau. Aišku, faina. Bet vidinis palaikymas turi būti viduje. O tą vidinį palaikymą mes galime gauti tik tai tada, kai mes girdim tikrąjį aš, kai aš esu savo ašyje. Dar kaip per metaforą galima pasižiūrėti, kad ta ašis yra, sakykime, vamzdis, ne, tas ryšys su tuo tikruoju aš. Ir kai mes nuo pat vaikystės pridėta visokių įsitikinimų, blokų, priekaištų, programų, ne, kažkokių tai traumų, uždaryti, aš negirdžiu to tikrojo aš. Ir vat yra svarbu, tuos viską iškapsyti. Dar galbūt norėčiau paliesti tokią temą, kad dažnai girdžiu tokį dalyką, tai ką čia dabar kapstytis, aš nenoriu savo vidų lysti. Taip, į savo vidų lysti yra sunku. Bet aš tokios nuomonės šalinkė esu, kad nereikia kapstytis po savęs ten, kaip sakau, eit, kapstausi, mėžiu tą mėšlą iš savęs ir mėžiu. Nieko tas, ir tada tu tiek užsigrūzini tave, kas pas tave įvyko, kad gali, žinote, ir depresijos ir viskas būti. Tai yra, mano nuomonė, geriau išsikelti tikslą, žinoti, ko aš noriu, eiti link jo ir jeigu tame kelyje atsiranda būtent ta kliūtis, kažkoks akmenukas ar šaka ar dar kažkoks tai blokas, va tada aš galiu eiti pakartoti, kodėl man neleidžia nueiti į tą tikslą. O ne nueiti ir kaip žinot, kapstytis toje savo pasąmonėje, praeityje, kas vyko, kas įvyko. Mano nuomonė tai tikrai yra neteisinga, bet yra tik mano nuomonė. Tai va, tai tikrasis aš ir melagingas aš. Ir tikrai daugelis žmonių pas mus susiformavęs yra tas melagingas aš. Aišku, vis daugiau žmonių ieško to savo tikrojo aš ir kai atranda, išgirsta, pajaučia, yra lengviau gyventi. Tai va, kaip išgirsti tą tikrai aš? Tai aš kitą savaitę live dalinsiuos tokia vadinama sėkmės, arba galima sakyti laimės pašaukimo formulė. Jinai nėra labai sudėtinga. Tikrai galima, yra 4 punktai. Tikrai tos punktus 3 tai apskritai labai lengva daryti. Neužtrunka laiko, tiesiog sekti save, stebėti save. Vienas punkčiukas galbūt sudėtingesnis, bet jį tikrai galima irgi ieškoti ir padaryti. Tai va, tai tiek šiandien apie tai,
apibendrinant, kad mes išduodame save ir pradedame negirdėti savęs dar vaikystėje, kai tėvai nesąmoningai mus pastato į tokią kryžkelę būti mylimam arba būti priimtam. Ir vaikas supranta, kad išgyventis gali tik tai būti, išgyventi gali, kai jis bus priimtas, kai bus mylimas. Ir jis automatiškai renkasi būti mylimu ir atsisakant būti savimi. Tai koks jis yra. Ir taip po truputį uždaromas tas tikrasis aš. O vėliau, kaip sakant, pradedame ieškoti, suvokti, kad aš jau noriu į tą tikrąjį aš, bet ten yra tiek visko prigriuvę, visokių rastų akmenų ir taip toliau, kad yra reikalų su kuo padirbėti. Bet tikrai tą galima padaryti, nes kai aš girdžiu save, tą tikrai aš, man lengviau daryti pasirinkimus, aš labiau suprantu, kas man naudinga, kas nenaudinga, kas veda mane link to būti laimingu ir džiaugtis gyvenimu. Nes mūsų pašaukimas kiekvieno žmogaus bendrai paėmus atrasti būdus, kelius būti laimingas. Tai va, aš renkuosi ne kažką, aš renkuosi būti arba nelaimingu, arba laimingu. Tai va, tiek šiam kartui. Ačiū Jums už tai, kad žiūrėjote, kad prisijungėte. Laukiu širdučių. Mačiau jau porą širdučių yra. Nes iš tikrųjų mano labai didelis noras yra dalintis, duoti ir gal ne visom, gal kažkam, tai nors menkas, kažkoks tai, žinot, neuronas susiformuos naujas, ir kitaip pamatys visą šitą kitų kampų, tai man jau yra pliusas. Tai ačiū Jums labai ir tada susitinkam kitą trečiadienį. Jeigu kažkokių tai klausimų kyla arba norėtumėt, apie ką aš galėčiau pakalbėti, tai irgi parašykit, galite asmeninę žinutę. Aš tikrai sugalvosiu, nors dabar jau dėliojasi spalio mėnesį ir nežinau apie ką, bet galbūt tiesiog ir apie finansus, ir apie finansinius tos pačius blokus ir kitus dalykus. Tai va, tai geros dienos, nes graži diena atrodo bus. Ir tada iki kito trečiadienio. Iki.